Sveikas, Rimai. Sveikas, Dariau. Klausyk, labai įdomų tyrimą atliko Vilmorus. Ir norėjau tave paklausinėti tavo nuomonės, nes ką aš pasižiūrėjau tame tyrime kaip skaičius, man pasirodė, kad jie atspindi, iš tikrųjų atspindi tai, kas vyko. Tie skaičiai atitinka statistiką arba tą, ką mes girdim pasaulio mastu, bet kada mes žiūrime Lietuvos statistiką, panašu, kad ten kažkas tai prarasta. Tai Akivaizdu, jeigu nori kažką pastebėti, reikia šalia pasidėti du dokumentus. Paieškojęs vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas, suradau ataskaitą 2021 metų. Manau, kad tai yra visai gerai, kadangi tais metais suvartota po didžioji dalis COVID vakcinų dozių, daugiau kaip 4 milijonai 100 tūkstančių, dabar turime 5 milijonų dar nesiekėme. Žodžiu, iš esmės vaizdą turime ir galime šnekėtis. Tai dabar, ką aš norėjau paklausti tavęs, kaip patyrusio specialisto šitoje srityje, eksperto, nes esi ir dirbęs tą darbą, ir žinai skaičius, ir žinai tyrimus. Dabar apklausus Vilmorų gyventojus, toje apklausoje išaiškėjo skaičiai, kiek žmonių iš tikrųjų sunkiai nukentėjo nuo COVID. Nes STI visą laiką prašė valdžios, pasirūpinkime žmonėmis, kurie gali nukentėti. Pasirūpinkime, kaip jiems galima padėti, nes iš tikrųjų tokių žmonių bus. Ir jeigu gerai atsimenė, tai buvo ignoruojama, nekalbama. Ir mes laiką kalbėjome, kad bus procentas, kuriam būtina pagalba, kurie nukentės nuo tokio masinio ir priverstinio vakcinavimo. Tiesa? Taip. Ir dabar Vilmorus tyrimas parodė, gal gali uždėti tada jau tą skaidrę, kiekgi žmonių apklausos būdu pažymi, kad jie sunkiai nukentėjo. Ir man, kas įdomiausia, tyrime labai gerai buvo suformuota frazė, ką reiškia sunkiai nukentėjo. Tai kas yra sunkus sveikatos sutrikimas, dėl kurio patekau į ligoninę. Tai ne šiaip sau, kad aš nukentėjau, bet dėl jo aš patekau į ligoninę, tiesa? Ir tada tyrimas. Tai yra vienas iš sunkios reakcijos kriterijų, įtariamos matyt, nes gali ir atsitiktinai taip sutapti. Ir dažniausias ir pagrindinis kriterijus. Tai sunkios nepageidaujamos reakcijos kriterijai, ne tik tai sunkiai, ne tik patekti į ligoninę, bet taip pat būtinybė prailginti hospitalizacijos trukmę, gydymas, ilgalaikė reikšminga negalia, reiškia tie 0%, tai nėra baigtinis skaičius. Dalis iš tų 3,5 apatinėje eilutėje, sveikatos sutrikimai prasidėjo po skiepo nuo COVID iki šiol. Akivaizdu, kad dalis iš šitų irgi turi patekti į sunkios nepageidaujamos reakcijos kategoriją. Yra apsigimimai, aišku, sunkiau susijęti, to mes čia nematome. Ir taip pat pavojus gyvybei arba mirtis. Tai pagrindinę dalį matome tuose 0,6%, kažkiek yra pasislėpę 3,5%, bet negalim pasakyti kokia. Tai Rimai, aš tą atsitiktinį sutapimą atmečiau, nes jeigu mes pridėtume, kad galbūt, nes mes negalim tvirtinti, neturim tų duomenų, buvo ir mirčių, kaip kad ir kitose šalyse, kuriuose tai buvo fiksuota. Tai tie 0,6% yra labai, kaip sakyt, labai normalus skaičius. Tai yra pasaulinio lygio skaičius, kuris parodo, kad tokia pati tendencija ir Lietuvoje. Bet dabar klausytojam pasakykime, ką reiškia 0,6%. Jeigu paskiepytų žmonių milijonas, tai yra 6,000 žmonių, kurie sunkiai nukentėjo. 6,000. Na, paskiepytų žmonių iš tikrųjų buvo 2 milijonai,
tik tiek, kad nepastebėjo jokių sutrikimų. Na, o iš kitos pusės, tie 0,6%. Tai taip, Dariau, aš sutinku, kad šitas skaičius yra realus. Lieku prie savo nuomonės, kad dalis tų sunkių sveikatos sutrikimų yra atsitiktinis sutapimas, bet lygiai taip pat esu tikras, kad dalis tų sunkių čia neužfiksuota, nes sunkūs sutrikimai tai ne vien patekimas į ligoninę. Tai tuo skaičiu aš tikiu. Jis pilnai atitinka mano subjektyvę nuomonę, kiek aš gilinausi į šitą klausimą. Ir taip pat atitinka Vokietijos oficialios institucijos atsakingos už vakcinų priežiūrą Paul Ehrlicho instituto duomenis. Esu visiškai tikras, kad sunkių sutrikimų sveikatos patyrė tarp 1 iš 1000 ir 1 iš 100 pasiskiepijusių vakcinomis žmonių. Tai jeigu aš dabar panaudosiu apibendrintus skaičius, tai galėtume sakyti, kad jeigu 2 milijonai paskiepyti, tai nuo 6 iki 12 tūkstančių mes turime sunkiai nukentėjusių žmonių nuo šitos skiepimo kompanijos. Taip? Na, tame lygyje skaičius, čia tiksliai nesakysim, bet taip sutinku, kad skaičius yra kažkur tame lygyje. Tai yra tūkstančiai, gal 10 tūkstančių. Ja. Tai jeigu skaičius tame lygyje, tai yra jau, sakykime, keli tūkstančiai Lietuvos gyventojų, kurie nukentėjo arba pasiaukojo, nes kai kurie galbūt pasiaukojo tam, kad kiti nenukentėtų, taip, o kiti nukentėjo, nes juos privertė pasiskiepyti. Bet apie juos visiškai nutylima, apie juos mes nieko negirdime, apie juos mes nieko nežinome. Aš tik tai žinau iš savo vieno prieteliaus, kad jisai persirgo COVID-u ir jam būtinai dar rekomendavo pasiskiepyti. Jis pasiskiepė, jam sutriko skydliaukės veikla ir jisai vietoj atostogų pragulėjo mėnesį ligoninėje visiškai paslikas, nes jeigu skydliaukė nedirba, tai žmogus ir negali gyventi iš normalaus gyvenimo. Taip, jam tenka vartoti vaistus pakeičiamai terapiją ir matyti visą gyvenimą. Akivaizdu, kad tai yra sunkus sveikatos sutrikdymas ir, sakyčiau, dėl kažkieno tai bukumo. Tai dabar, Rimai, mes turime skaičius. Pagal Vilmorus tyrimo duomenis turėtų būti nuo 6 iki, sakykime, 12 tūkstančių nukentėjusių, jeigu 0,6% nuo 2 milijonų paskiepytų žmonių. Tada klausimas yra, o ką rodo oficialioji statistika? Oficialioji statistika, valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, štai aš čia susiradau jų interneto svetainėje ataskaitą, tai matome, kad 2021 metais pranešimų apie įtariamas nepageidavimas reakcijas į vaistą padaugėjo apie 5 kartus, bet čia yra bendras pranešimų skaičius, tas mažiau įdomus, žymiai įdomiau apie sunkes nepageidavimas reakcijas pakalbėti, įskaitant ir vakcinas, ir kitus vaistus, mes čia negalime pasakyti, kas čia slepiasi konkrečiai po to 713, bet net jeigu čia galvosime, kad čia daug vakcinas, tai matome, kuo tie skaičiai skiriasi. Ir čia vėl atitinka mano bendrą supratimą iš to, ką aš žinau, kad pranešama maždaug nuo 0,1% iki 0,5% nepageidaujamų reakcijų tariamų. Bet, Rima, jeigu mes paimsime sunkius, tai jau čia turėtų pranešti gydantis gydytojai, nes žmogus pateko į ligoninę. Ta, ką mes pasižiūrėjom, 0,6%, jeigu nuo milijono, tai turėtų būti. Ir jeigu žmogus pateko į ligoninę, tai jau darome prielaidą, kad jau daktaras turėjo pranešti, jeigu pacientas pareiškia, kad jam šitie simptomatika pasireiškia būtent po skiepo. Be jokios abejonės. Ir tai, kad praneša apie įtariamą nepageidaujamą reakciją, jokių būdų nereiškia, kad tai yra tikrai susijęs su skiepu. Tai yra tolesnio vertinimo objektas,
tačiau pranešti būtina, pranešti jau daugiau kaip 10 metų turi galimybę ir pacientai. Matome, kiek nedaug pranešama, pareiga. Rimai, aš tik norėjau sustabdyti, kadangi aš pats bandžiau pranešti, į mane kreipėsi, kad po skiepo praėjus 5 ar 6 dienom staiga numirė vyras. Ir moteris, būdama traurė, jinai paprašė, kad aš pranešiau, kad tai galbūt susijęs su skiepu. Ir iš tikrųjų, man kaip gyventojui pirmą kartą pranešti nebuvo paprasta. Aš neradau, kaip pranešti paprastai. Tai jau turėjo būti įgūdžių, tai iš tikrųjų ta galimybė yra, bet jeigu tu niekada nebandai, nėra taip paprasta. Aš sutinku ir puikiai suprantu, kad tai yra darbas daromas dėl paukščiuko. Prieš 18 metų Europos komisija norėjo pagerinti nepageidavimų reakcijų fiksavimo mechanizmą, kad žmonės būtų saugesni, anksčiau būtų identifikuotas tų sutrikimų ryšys su įvairiais vaistais. Tačiau iš taip prieš kokius 25 metus sakė tuometinis rusų premjeras Černomyrdinas, norėjom kaip geriau, išėjo kaip visada. Tai, kas dabar vyksta su tų reakcijų fiksavimu, tai yra nerimta, tai yra vaidinimas, tai yra darbo imitavimas, o ne darbas. Aš padaręs tokią analizę, pamačiau, kad jeigu aš neturėčiau draugų, kolegų, medikų, kurie man pasufleruotų, kaip tą padaryti, tai man būtų tikrai sunku. Bet kai jie man pasufleruoja, pasakė, kur ten rasti, aš padariau. Bet iš jų aš sužinau ir kitą dalyką, kad jeigu aš kaip gyventojas pranešu apie nepageidavimą reakciją, tai labai paprasta. Bet jeigu jie, tai žiauriai sudėtinga. Nes jie turi įvesti daugybę parametrų papildomų ir sako, tai yra laiko gaišimas. Ir tada kaip ir neverta to daryti. Taip sistema sudaryta. Nes sistema sukurta taip, kad būtų daug foninio triukšmo ir mažai naudos. Iš tikrųjų, kas yra nepageidavima reakcija? Tai yra bet koks norimas ir žalingas, nepageidaujamas atsakas į vaistą. Kitaip sakant, temperatūros padidėjimas, tenai niežulys, dar kažkas. Bet dauguma tų nepageidavimų reakcijų yra gerai žinomos, lengvos ir naudos iš didžiosios dalies šitų pranešimų yra lygiai nulis. Tik popierinis darbas, suvedinėjimas, kitaip sakant, užsiiminėjimas. Na, nežinau, ar čia daktaro Abraičio galima panaudoti terminą, bet jisai tokį mokslą vadina masturbologija. Kas yra svarbu? Yra svarbus pranešimai apie sunkes nepageidaujamas reakcijas, kriterijus išvardinau, ir ypač apie netikėtas, tai yra tas, kurios nenurodytos vaisto informacijoje, nei informacija gydytojui, nei pakuotės lapelyje. Bet gana daug žmonių galvoja, kad jeigu reakcija nenurodyta, tai jos nėra negerbiamieji. Tam ir privalome fiksuoti viską, kad nustatytumėm tai, ko dar nežinome. Ir ypač, kai tie sutrikimai sunkus, net jeigu nėra jokio įtarimo apie ryšį, bet yra vis laike, vis tiek būtina fiksuoti, pranešti. Jeigu tai būtų tvarkingai daroma visoje Europos Sąjungoje, tai iš to beveik 500 milijardo gyventojų Europos vaisto agentūra galėtų padaryti tvarkės išvadas. Bet kai yra su to nepageidavimu reakcijų fiksavimu šitoks šiukšlynas, tai tada turim ir jei būtų daroma tvarkingai, tai mes ir apie viską anksčiau sužinotumėm ir esu tikras, kad ir nepageidavimų reakcijų būtų mažiau. Fiksavimas yra niekam tikęs, ne dėl to, kad mažai miršta. Tai dabar šitą Rimai Vilmorus apklausoje dar buvo labai įdomi skaidrė, kur žmonės sako, kad jie pranešė gydytojui apie nepageidavimą reakciją. Jie sako, ar gydytojas pranešė toliau, ar nepranešė. Va čia man kosmosas tiesiog, kaip taip gali būti, kad jeigu ligonis praneša ir jis žino, kad gydytojas toliau nepraneša. Ar gali parodyti tą skaidrę? Nes mano klausimas yra, kaip gydytojai paaiškina ligoniui, kodėl jie nepranešė toliau?
5%. Vienas maždaug iš 20 tik tai žino, kad gydytojas pranešė. 5% atvejų, kai gydytojas pranešė vaistų kontrolės tarnybai. Bet mes žinokim, kad pacientų dalis pranešė. Tai viską suskaičiavę galime daryti išvadą, kad dauguma atvejų gydytojai melavo pacientams apie tai, kad jie pranešė vaistų kontrolės tarnybai apie nepageidaujamas reakcijas. Ir kitas atvejis, kai gydytojas sakė, nežinau ar pranešiau, tai čia atmas yra nežinau, tai reiškia nepranešiau. O gali dar parodyti kitą skaidrę, kur nurodyti procentai, kiek gydytojai nepranešė ir pranešė. Tai pažiūrėkite, koks įdomus atliktas pagal balsuojančius už vieną ar kitą partiją. Netgi Tėvynės sąjunga, konservatoriai, jie pasakė, kad tik 4,7% gydytojų pranešė apie nepageidaujamas reakcijas valstybės kontrolės tarnybai. Ir 42%, tiksliai tariant, 41,9% nepranešė. Ir man va čia vienas iš tokių įdomiausių vietų, kaip jie žino, kad nepranešė. Jau vien iš konservatorių pusė, sako, tie, kurie patyrė neigiamas pasekmes, sako, kad jų daktarai nepranešė. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 31% žino, kad nepranešė. Socdemų 307, Lietuvos regiono partija pusė, sako, nepranešė. Ne? Bet pažiūrėk, kokie skaičiai. Liberalų sąjungos ir Laisvė ir teisingumas taip atrodo. 70 ir 83. Bet šitą, pažiūrėk, blogiausiai aptarnauja Lenkus išeina. Nes Lietuvos Lenkų rinkimų akcija net 66,7% daktarų nepranešė apie jų patirtas neigiamas pasekmes. Va čia tai man yra... Dar jau niekas nepranešė, nes nežinau, mes ką tik išsiaiškinom, kad reiškia ne. Bet pažiūrėk, Laisvės partijoje 25% pranešė. Bet šitoje vietoje, tai man šiek tiek Vilmorus apklausa yra tokia kosminė, žinai. Mes prieš tai išsiaiškinom, kad skaičiai nesueina daugiau kaip dvigubai, tai iš tų, kur sakė, kad pranešė, didžioji dalis melavo. Tai yra akivaizdu. Tai skaičius. Bet klausyk, Rimai, man kas nuostabiausia yra, kiek daug žmonių žino, kad nepranešė. Jie pasakė daktarui, o daktaras toliau nepranešė. Va čia man yra pagrindinis dalykas. Kada jis sako nežinau, aš daktarui pasakiau, o jis pranešė ar ne, tai normalu. Tai aš manyčiau, kad nežinau būtų 90%. Nu, man taip, žinai, kaip žmogui atrodo. Bet kadangi tokie dideli skaičiai, nežiūrint ar konservatorius, ar tenai partija Laisvės ir teisingumas, mažiausiai kaltina daktarus, kad nepranešė. Nu, bet aišku, ir šitą skaičius yra pats mažiausias. Bet jeigu imsi didžiasias partijas, kaip Tėvynės sąjunga, žinai, kaip Socdemai, kaip ten regionai ar darbo partija, mes matom, kad beveik kas antras sako, kad jis daktarui pasakė, kad skundžiasi, o jis nepranešė. Va čia man yra kosmosas. Tai man rodo ant tiek šlubuojantis sveikatos apsaugos sistemos darbą. Ir ar tai nėra susiję su politiniu užsakymu, nesurinkinėti. Šitai. Aš čia neįtarčiau politikos. Aš čia vėl sakyčiau, kad problema yra tų, kurie šitą dalyką tvarko, grubnagiškas darbas ir nekompetencija. Vėl sakau, darbo užpildyti pranešimą yra daug. Praktiškai visi žmonės, didžioji dauguma patiria nepageidavimų reakcijų po skiepo. Ir absoliuti dauguma jų yra lengvos, trumpalaikės ir absoliučiai neįdomios, nes mes tą žinom. Tie pranešimai nieko verti. Bet Rimai, atsiprašau, aš darau kitą prielaidą. Jeigu aš jau pranešu daktarui ir noriu, kad jis praneštų vaistų kontrolės tarnybai, tai greičiausiai nėra sloga ar temperatūros nedidelis padidėjimas. Greičiausiai tai faktorius, kuris mane neramina kaip žmogų.
Ir už tai man įdomu, ar jis toliau praneša ar ne. Ir jeigu jis toliau nepraneša, man tai užsifiksuoja. Mano atveju nepranešė, nors aš prašiau pranešti. Nu, aš darau tokias prielaidas iš šito tyrimo, supranti? Aš neprašysiu, kad viskas praneštum tvarkoj. lengvų dalykų. Ir mesgi tą patį šnekėjome, kad sunkių nepageidavimų reakcijų procentas pranešimo statistikoje irgi yra tas pats, akivaizdžiai mažesnis už vieną, tai viskas. Rimai, tai kaip mes galėtume apibendrinti dabar tada, nes ką žmonės, kurie stipriai nukentėjo, arba pasiaukojo, arba jos privertė ir jie nukentėjo. Ir kaip matai, netgi tai mes kalbėjome apie 0,6 procentus, kurie nukentėjo sunkiai, o dar yra 3,6 procento. Tai jeigu mes imtume nuo milijono, tai mes gautume jau 36 tūkstančius turbūt, ne? 3,6 procento žmonių, kurie iki šiol, čia kaip minimum, taip, kurie iki šiol kenčia nuo vakcinacijos pasekmių. Ir ką jiems dabar daryti? Koks būtų patarimas? Jie nukentėjo nuo šitos politikos ir jie yra ignoruojami. Dar gerai išeina, ne? Sakai 36, bet jeigu 2 skaičiuosim paskiepyti, tai 700 tūkstančiai, ne? Ir kitas skaičius, atsimeni, kolega Gudaitis sakė, kiek žmonių neatėjo antros dozės, jeigu gerai atsimenu, tas skaičius 50-60 tūkstančių. Gražus sutapimas, ne? Reiškia, didelę dalim galim daryti prielaidą, kad antros dozės neatėjo žmonės dėl to, kad jau pirmos buvo gana. Jo, ten dar įdomi skaidrė buvo, kuri rodė, kada tie sunkūs sutrikimai prasidėjo. Ten buvo įdomi skaidrė po pirmos dozės, antros ir trečios dozės, ten buvo procentai įrašyti Vilmorus tyrimai irgi geri. Tai va, bet ką patartume tiems žmonėms dabar? Ką jiems daryti? Sunkus klausimas. Tikrai labai sunkus klausimas, kadangi niekas netyrė, kaip tuos sutrikimus gydyti. Ir galiausiai taip išeina, kad simptominis gydymas ir vienas iš dalykų, kuriuos privaloma padaryti, tai kad tie žmonės būtų išgirsti ir kad jiems būtų suteikta visokeriopą pagalbą. Manau, kad kaip minimum, ne? Kad jie būtų išgirsti, kad galbūt, kad jų būtų atsiprašyta. Pasižiūrime, ką daro dabartinė vyriausybė. Tai jie nuperka vakcinų už 77 milijonus šiais metais, daugumą sunaikina, o pagalbai tokiems žmonėms pinigų iš viso neskiria. Tai čia yra kriminalinis veikimas. Kriminalinis ar ne, palikime jau teisininkams spręsti, bet aš manau, kai valdžia pasikeis, kažkam tai tas tikrai gali atsirūkti. Rimai, galėtų būti tokia nebloga idėja, kada kūrėsi tam tikrų lygų asociacijos. Taip, tenai širdininkai turi savo asociaciją ir kovoja už savo teisės. Taip ir turbūt vakcinuotieji nukentėję turėtų burtis į kažkokią tai asociaciją, kad kovotų už savo teisės. Kitokio kelio turbūt čia nėra. Tai pasaulyje tikrai vyksta. Tas pasaulyje tikrai vyksta ir jie tikrai turi tą daryti patys. Čia vien sveikatos teisės institutas neišspręs problemų. Tam reikalinga masė interesuotų žmonių, kad jiems būtų galima padėti. Jiems padėti galima, bet darbo padaryti už juos dėja arba negalima, arba labai sudėtinga. Vokietijoje, kiek žinau, tokia asociacija yra ir pasakojimai tokie necenzūruojami, jie patenka į Vokietijos pagrindinius televizijos kanalus. Na, o kadangi pas mus LRT yra vienintelės teisingos partijos rankose, kaip ir prieš 40 metų, tai ir yra viena partija, viena tiesa. Tai, Rimai, ką mes tada galim pabaigti, kad iš tikrųjų žmonės gali nebebijoti, nes COVID metu iš tikrųjų baimė buvo įsivyravusi. Mes dabar matome, kad ateina jau drąsos metai,
užteks bijoti, reikia imtis ir veiksmų, ir pakovoti už savo teisės arba sugadintą sveikatą. Taip, nelabai yra ką pridėti. Ok, gerai, gero vakaro. Tada baigiam Gero šiandien. vakaro, ačiū už pokalbį.